Sveiki visi, su jumis kanalas Muskimbana ir šiandien darau dar vieną video. Tai per šį video jau ruošiuosi meškerės ir eisiu žvejoti nuo ledo, nuo savo prūdo. Ledas jau gana storas, kokie 6-7 cm. Tai va, pasiėmiau porą meškerėlių. Na, čia yra avižėlės, balansyrų nemanau, kad naudosiu, bet irgi pasimsiu. Žodžiu, va tokia nedidelė dėžutė. Na, o kol eisiu iki tvenkinio, galit pažiūrėti prieš porą savaičių daryto video iš ešerių žvejybos. Tai gero žiūrėjimo. Tai va, šiandienos tikslas ir bus ešeriai, mikro masaliukais, mikro džiugu. Tai su manim dar yra Ūla. Naudosiu vėl tą patį kotą ir nedidelius guminukus ir 2-3 gramus galvakablius. Nedidukas pirmas ešerys užkibo ant sau įsikabino. Štai tokios larvos. Žodžiu, nedidelė larva, 2 gramų galvakablis ir turime ešerį. Vėl buvo kliaus. Vėl buvo kliaus. Turiu. Šitos didelius. Tokią didžią ešerį užkirtau. Ir nuėję. Aš tą didelį palį pat krantą turiu. Mažiukas, bet turiu. Nu ką, dar vienas ešerys nedidukas, bet radome ešerių būrį. Toks pat kaip praeito žodžiu, bet nedidukas. Na, žodžiu, kadangi Talkšoj nieko daug nesugavom, tai atvykau pažvejoti dar į kitą ežerą. Tiesiog šeima ėjo pasivaikščioti, aš turėjau porą valandų žvejybos, tai tiesiog žvejojau Pageluvės ežere. Vanduo iš tikrųjų buvo šiame ežere labai nusekęs, tai buvo labai sudėtinga žvejoti ir didieji ešeriai bei visos rimtesnės žuvys jau buvo pasitraukusios į duobes. Tai palei krantus man pavyko šitam ežere sugauti keletą ešeriukų. Ant guminukų cukrų nieko, kas su spiningu susiję nekibo, pagavau tik ant sliekų, tai galit pasižiūrėti. Na, žodžiu, apėjau visą ežerą, turėjau tik tai vieną kibimą. Ant guminuko tai susirišau tiesiog kabliuką, svarelį nedidelį ir uždėjau ant kabliuko slieką. Ir bandau pagauti nedidelius ešeriukus, nes man to labai nusėdęs, didieji jau suėjo į duobės, o iki duobių aš nedametu su jokiu svoriu. Nebent ten 10 gramų, bet nelabai noriu tokių svorių mėtyt. Tai bandom pagauti nedidelių ešeriukų. Pirmoji žuvytė. Užsidėjau slieką, pakeičiau truputėlį vietoje. O! Ramiai. Nu va. Nedidelė kuojelė, žodžiu. Raudė kuojelis. Kažkoks hibridas. Štai kokia gražuolė. Manau, paleidžiam. Tos spalvos labai gražios. Gerai bėg. Į laisvę. Va, pagaliau ir ešeriukas. Tai vat koksai dryžuotasis. Keliauk atgal.
Va, dar vienas tokio pat dydžio ešerys. Radau būrį panašu. Dabar reik traukti. Na va, atėjau prie prūdo jau, atsinešiau 2 meškeres, smaigus, kameros įdeklas. Masalam pasiėmiau realiai tai, ką turėjau, kadangi neturėjau motyvus, tai pasiėmiau sliekų, radau šaldytuve, porą riekių batono, guminių, pasiėmiau matilių guminių ir guminių dzikų pasiėmiau. Tai va, bandysiu, jau prasigrėžiau ten porą kečiukių, tai va, varau. Aišku, ledas dar nėra storas, tai vat būtinai užsidėkit šituos smaigus. Tai dabar paliesiu dugną. Palaukim, kol palies. Nu va, dugnas ir paliekam. Nu va, pirmoji žuvytė. Nu va. Štai nedidukas. Eikš čia. Karpiokas. Žiūriu, meškerė vandenį jau. Vos neįtraukė visiškai. Nu, toksai vat. Gražus karpis. Per delną. Pirmoji šių metų poledinė žuvis. Nusifotografuosim ir paleisim. Na va, atkabinkim ir paleiskim šitą gražuolį. Ačiū, kad užkibai, varyk. Na jau tenai žvejoju. Žiūriu meškerė, pusę meškerės po vandeniu pribėgau, žiūriu dingsta dar. Tai ištraukiu, vat. Pirmas karpiukas. Per kamerą nesimato, bet valas tikrai gerai važinėja. Op, yra. Mažiukas. Toks monstras. Karosikas. Nu va, ir ant kitos meškelės užkilo. Bėg. Tik įleidau iš karto vėl. O mato, kaip juda. O, va, dar vienas. Šitas per centimetrą didesnis. Kapink. Vėl nedidukas. Bėg. Nu va. Na, o šį video užbaigsiu čia. Tai jeigu patiko video, paspauskit laiką ir paspauskit tą nuostabų prenumeruoti mygtuką, kad nepraleisimėt mano kitų video. Ir taip pat padėkit pasiekti 400 prenumeratorių, nes trūksta tikrai labai nedaug. Na ir visai neblogai žvejyba gavosi, atsidariau poledinę žūklės sezoną, sugavau keletą karosiukų, 1 karpiuką. Na ir su jumis buvo kanalas Miskimba, palaikykit šį video, pasubscribinį mano kanalą pasikartosiu. Na ir sakau iki greito. Iki.